Labas rytas, linkėjimai iš Vilkės ūkio ir žadėtas video apie kai kurias naujienas, kurias sužinojau mokymuose, kurie vadinasi labai taip skambiai vaisių, uogų, daržovių bei vaistinių ir prieskoninių augalų perdirbimas alternatyvi veikla kaimo vietovėse. 16 akademinių valandų buvo skirta. Ir štai čia kas yra projekto rengėjai ir finansuotojai. Renginys buvo dalyviams nemokamas, netgi su maitinimu. Na ir mano keletas pastebėjimų, išvadų. Aš nesakau, kad čia kažkoks tai blogis. Aš sakau, kad taip yra žmonių, kuriems tas tinka, kurie pripažįsta, kad juos tai tenkina ir jie pasiruošia valgyti visokį tokį maistą ir gyventi su tuo, kas yra. Man didžioji dalis čia siūlomų maisto džiovinimo, konservavimo visokių kitokių būdų nepriimtini. Ir aš tikiu, kad yra daugiau tokių žmonių kaip aš, kurie nori daugiau žinoti, ką jie valgo, kaip tas maistas buvo paruoštas, užkonservuotas, išdžiovintas. Tai dėl jūsų aš čia ir visą tai darau. Taigi, daug čia buvo tokios medžiagos pateikta, tokios paprastos, iš tikrųjų, kurią galima rasti internete. Aš nelabai suprantu, kodėl čia buvo nusamdyta net profesorė šitai paskaitai konkrečiai išdėstyt. Kitą dieną buvo mokslų daktarė, bet ne man spręsti iš tikrųjų. Mokymuose buvo daug kalbama apie tvarumą, apie maisto švaistymą, kiek daug iš tikrųjų maisto išmetama ir visokios tokios lentelės, grafikai ir taip toliau. Taip pat pristatinėjami ženklai įvairūs, sertifikatai, ką jie reiškia. Na ir buvo pristatytas ekologinis žemės ūkis ženklas, aišku, ir su ES ženkleliu. Na ir dar keletas ženklų mums pažįstamų, iš kurių kai kurie tikrai verti pasitikėjimo, kai kurie abejotini. Nes ir aš esu susidūrus ir daug kitų tyrinėtojų, kurie savarankiškai užsiėmė tyrimais ir atrado, kad labai daug produkcijos po visais tais atseit gerais ženklais yra tiesiog falsifikatai. Ir pati dėstytoja pripažino per mokymus, kad labai populiarus verslas mafijos struktūrose dabar yra klastotės dokumentų, kurie reprezentuoja kažkokius produktus ir, tarkim, nuperkamas kažkoks prastas labai produktas iš trečiųjų šalių, uždedamas ant jo dokumentas, kad tai yra su sertifikatu ekologiškas produktas ir paleidžiamas į rinkas, kurios neturi kaip patikrinti. Pavyzdžiui, Lietuvoje, kiek man teko tyrinėti tuos visus sertifikuotus ženklus, tai 95% klastotės. Aš netgi norėčiau suburti būrį žmonių, kurie susimestumėm rimtiems tyrimams ir pradėtumėm bendradarbiauti su kažkokiom rimtom užsienio laboratorijom, nes Lietuvoje nelabai jų yra, net žmonės skundžiasi, kad netiria dėl tam tikrų dalykų, tam tikrų cheminių medžiagų specialiai neieško maiste ir taip toliau. Norisi tada dirbti ne su Lietuvos laboratorijom, o su kažkokiom kitokiom. Na va, tai apie ženklus tiek, dar buvo, žinokit, pristatytas ir ženklas su varle.
apie kurį iš vis labai prieštaringai vertinamas ir daug žmonių žino, kad tikrai ten gali būti paslėptų dalykų įdėta ir apie juos neparašyta ir tai globalistam priklausantis ženklas ir žmonės, kurie turi informacijos, vengia to ženklo, o čia buvo pristatytas kaip labai geras ženklas. Tai vat, na ir dar keletas ženklų, į kuriuos šiandien nelabai norisi gilintis, bet, pavyzdžiui, va šitas ženklas, kokybės ženklas, reiškia, kad saugios darbo sąlygos, normalus atlygis, nėra išnaudojimo žmonių. Bet aš Lidle pastebėjau labai daug šito ženklo ir nepasakyčiau, kad tai yra kažkokia brangi produkcija. Tai kas ten mokama tiems žmonėms, ar tikrai jau čia taip neišnaudojama, sunku pasakyti, ne? Sakyčiau, ten buvo kaip tik labai pigi produkcija. Na ir toliau apie perdirbimą. Daug dėmesio buvo skiriama lofilizavimui. Galbūt esate girdėję apie lofilizavimą. Ir kas tai yra? Tai yra tiesiog užšaldymas vaisių, uogų, daržovių ir tada džiovinimas. Yra specialūs prietaisai, lofilizatoriai, ten kainuoja tikrai labai daug, apie 20 tūkstančių eurų, ten gal ir mažesnių, yra pigesnių, bet jums spręsti, ar jūs norite valgyti tokį maistą, nematau tame nieko blogo, išskyrus tai, kad kai kurie žmonės netoleruoja šaldyto maisto, galbūt aš viena iš tų, galiu suvalgyti, man nieko blogo neatsitiks, bet man tiesiog neskanu. Nei lofilizuoti dalykai, kiek aš ragavau, man neskanu, nei šaldytas maistas man neskanu. Taip pat esu domėjusi šaldytų maistų, tai iš tikrųjų vienas iš prastesnių konservavimo būdų. Kodėl? Nors, sako, ten išlieka labai ten daug tų vitaminų, mineralų ir taip toliau, bet kažkas pasikeičia visoje struktūroje, dėl ko nesinori tų dalykų. Bet, kaip sakau, žmonės skirtingi, skirtingo jautrumo ir tikrai turbūt nenusinuodysit nuo to lofilizuotų dalykų. Tai toliau buvo įdomiau jau. Visko šiandien pasakosiu, bet galbūt daugiau apie technologijas, kurias pristatė kaip labai sveikintinas alternatyvas ir vertas dėmesio, kaip konservuoti maistą, kaip džiovinti. Tai vienas iš tokių, kuris, man buvo naujiena, gal iš jūsų daug ką žinote, bet patyriau lengvą šoką, tai kad pasirodo labai daug kur prieš džiovinimą pramoninėme lygmenyje, ten, kur didelės kompanijos to užsiima, vaisių, ten daržovių, uogų, pamirkoma citrinos rūgšties tirpale. Ir tai tikrai ne citrinos sultyse, o tos cheminės baisiosios citrinos rūgšties, kuri iš tikrųjų yra nuodų nuodas, nes gaminama iš juodojo pelėsio. Toliau dar buvo naujovė tai, kad pasirodo labai daug džiovinama mikrobanginėse, pramoninėse. Va čia tai, žinokit, visa salė šokė buvo, visi ūžė, ten kiek ten mūsų buvo tų dalyvių nedaug ir mane tai tiesiog šokiravo, aš to nežinojau. Ir jie traktuoja tai, kad nebūtina rašyti ant pakuotės, kaip buvo džiovinama. Čia jau gamintojo pasirinkimas. Aišku, jeigu tu džiovini saulėje arba natūraliuose džiovyklėse, kur aukštesnė temperatūra naudojama, karštas oras, tai tu tą ir parašai, nes iš karto sukuri turbūt pridėtinę vertę savo produktui tarp visų kitų produktų masės, kurie mikrobanginėse džiovinami. Tai vienas vaikinas ten bandė pasakoti, kaip jisai gyvendamas Anglijoje visus metus maitinosi mikrobangėje gamintų maistu. Ir jam paskui pradėjo darytis labai labai blogai ir kūnas pradėjo priešintis. Jeigu jis kažką tik tai suvalgydavo iš mikrobanginės, iš karto vemdavo. Profesorė nenorėjo to girdėti, sako, tai mes čia
mes čia viską ištyrinėjom, čia pas mus viskas gerai, mes nieko blogo neradom. Visa salė sako, tai blogai, kad mes tą išbandėm, mes to atsisakėm, maistas tampa neskanus ir jis kažkoks kenksmingas tampa, yra pilna tyrimų padaryta, o jie sako, ne, čia viskas gerai, čia nieko mūsų tie tyrimai nerodo. Tai man tai liūdna pasidarė dėl to, kad tas mokslas, kai kuris, yra visokių mokslų, ne, vieni sako blogai, kiti sako gerai, kiti sako mes čia nieko nematom. Tiesiog liūdna tai, kad jūs mokslininkai, jūs tik tai pasitikite savo ribotų galimybių prietaisų rezultatais, bet visiškai nesiklausite, ką sako gyvas žmogus, jūs surobotėjate tiesiog. Nebegirdite gyvos patirties, bet labiau pasitikite savo skaičiukais, juk jūsų tyrimai ir jūsų ten tie prietaisai, jie ribotų galimybių, jie visko jums nepasakys. O plus iš patirties, kiek mes žinome, kai mokslas pasako vienai, praeina kažkiek metų, jau jis tai paneigia to, ką pasakė, nes atsirado kitos technologijos, jau pasako kitaip. Tai biškai toks palinkėjimas būtų, biškai gal nusileiskit ant to žemės iš savo skaičių pasaulio, ten išgirskit, ką žmonės kalba, patirtis įsiklausykit. Darykit mokslinius tyrimus pagal patirtis gal geriau, ne pagal jūsų tos skaičiukus, kur ten rodo viskas gerai. Tai va, toliau, kas dar kažkokiais impulsiniais elektros laukais apdorojimas gali būti naudojamas daugiausiai skystiems maisto produktams, visokios emulsijos, suspensijos, ten ir mėsos pramonė, ir kitokiose, daugiausiai čia kalbame apie maisto priedus. Vėlgi man klausimas kyla, ar buvo ištirtas poveikis sveikatai žmogaus, kad paleisti į rinką visus šitus dalykus. Aš uždaviau klausimus, atsakymų nebuvo. Tada, kas dar? Ultragarsų pasirodo irgi apdorojama. Kaip pasikeičia maisto energetika, koks poveikis sveikatai, vėlgi niekas nieko neatsakė. Tada impulsinė UV šviesa, čia gal mažiausias blogis iš visų, gal visai ir nieko ta UV šviesa. Didelis slėgis naudojamas, čia irgi nieko, bet nanotechnologijos pasirodo jau naudojamos nanometrinėje skalėje. Ir ten pademonstravo, kaip atrodo, pavyzdžiui, aliejus, kuris tarsi įkapsuliuotas, naudojant nanotechnologijas. Ir kam tai daroma? Tam, kad atseit patektų ten, kur geriausiai įsisavinamas. Ten galbūt ir medicinoje, ir vaistų pramonė, ir taip toliau, gal maisto papildų, gal maisto priedų. Nežinau, bet koks poveikis šitų visų technologijų sveikatai, turbūt reiktų tirti 10 metų, daryti išvadas, bet niekas apie tai irgi nekalbėjo. Na ir vyšnia ant torto ląstelinė žemdirbystė. O čia tai, žinokit, buvo fainiausia dalis kabutėse. Bet, vėlgi sakau, tiem, kuriem tinka ta ląstelinė mėsa ar ląstelinės daržovės, jūs ją valgykit, viskas gerai. Čia jūsų pasirinkimas. Bet informacija skirta tiems, kurie nenori valgyti ląstelinės mėsos, tos, kuri užauginta laboratorijose. Esmė tokia, sukuriama sterili aplinka ten, patalpinama į tą sterilę aplinką gabaliukas, tarkim, mėsos ir įpurškiama ten visokių mikroelementų ir technologijos leidžia užaugti tai mėsai, mėsos gabalui toje laboratorijoje. Va tokia esmė. Ir čia stumiama šitoje programoje, Jėzau, kaip čia gerai tiems, kurie labai gerai bus tiem žmonėm, kurie nori taupyti, nes tai bus pigiau. Labai gerai bus tiem, kurie tiesiog nenori žudyti gyvūnų. Labai gerai bus tiems, kurie nori žinoti visą mėsos atsiradimo istoriją. Pavyzdžiui, kaip ten tas gyvuliukas gimė, kaip jis gyveno, kaip jis buvo nužudytas. Tai va čia tiesiog ant popieriaus bus visa istorija parašyta. Bet nekalbam apie vieną dalyką. Ir aš tą klausimą uždaviau kelis kartus ir buvo tiesiog, praignoruotas tas klausimas. Ir paskui buvo pasakyti, tai o kas nuo to apsaugos? O esmė tokia.
Jeigu nedaug dieviai, tą sterilę auginimo iš ląstelių aplinką pateks kažkokie mikroorganizmai, ar virusas, ar bakterija, o kas gali apsaugoti nuo to? Niekas. Tada vyksta mutacijos. Jūs suvokėt, kas tai yra? Tai yra GMO. Tada visi tie, kurie pasiruošia maitintis tuo ląstelinės žemdirbystės maistu, turbūt anksčiau ir vėliau didžiąją dalim valgys GMO, visokius mutantus kažkokius, tai nesuprantamus. O poveikis sveikatai, o ilgamžiškumai, jokių tyrimų, jokių rezultatų. Žodžiu, eksperimentuojam su savim. Ir, kaip sakant, į mano tos klausimus apie tai, galiausiai trūkus kantrybei buvo atsakyta, tik tai niekasgi neapsaugos. Tai aišku, kad neapsaugos. Bandė pasakyti, tik viskas busgi laboratorijose, ten sterilu, palaukit. O kas atsakys už tų laboratorijų sterilumą? Prisipirks tų technologijų visokie kioskeliai, visokios firmos. Sakys, ne, kioskeliai negalėsi pirkti. Palaukit. Iš pradžių ir lofilizatorius galėjo tik tai moksliniai institutai nusipirkti. Dabar vos ne kažkelintas ūkis jau ima paramas tiem lofilizatoriami ir lofilizuoja viską, kas netingi. Lygiai tas pas bus su šita ląstelinė žemdirbystė. Ir daržovės ir augalai bus auginami ten toj ląsteliniai žemdirbystė, o kai tu jį išimsi, kaip tu vizualiai patikrinsi, iš kur tai atsirado. Nu ir va tai va, ir dar viena technologija, gal visai ir faina, sakyčiau, bet čia dar didesnis pavojus, atsirasti dar didesniai bedarbystei, nes rankų darbo beveik ir nereikės. Tai maistinis printeris. Sudedi sausainius, pavyzdžiui, sudedi ten šokoladą, ten kremus, visokius sudedi ir tau tas 3D maistinis printeris atspausdina pyragą. Nu va, tai, žodžiu, pyragų kepėjai galite jau ieškotis kitų darbų arba jau investuoti į šitus 3D printerius, atleisti visus darbuotojus ir jūs tikrai sutaupysit, galėsit su 3D printeriais kepti keksiukus, ką tik nori. Ir būsit milijonieriais. Tik tai kas pirks jūsų tuos keksiukus, jeigu žmonės nebeteks darbų ir nebeliks rankų darbo, iš ko mes įsigyvensim, jeigu bus ląstelinė žemdirbystė ir laboratorijose bus kepamos morkos ir burokėliai. Klausimas mano paprastas, kiek iš jūsų norite valgyti tą maistą, kuris, kaip man jau panašiai į pašarą, daugiau gal, sakyčiau, gyvuliams, bet ne žmonėms, maistą, ir kiek jūsų norite toliau valgyti rankomis užaugintą maistą ir taip toliau. Ką aš čia matau visame šitame judėjime? Aš matau, kad pasaulis jau turėtų pasidalinti į dvi dalis, nes aš nenoriu gyventi tame visame šitame pasaulyje su komunistinė kažkokia tai žiedinė ekonomika, ne? Kur užuot kažką grąžinus į gamtą, mineralus grąžinus į gamtą, ten viskas perdirbama N kartų ir pateikiama kaip vėl maistas, be jokios energijos, ne? Nenoriu būti dalyvė ten tų 15 minučių miestų vertikalių ūkių, ląstelinės žemdirbystės, maisto džiovinamo mikrobanginėse. Nenoriu, žinokit, tame dalyvauti. Kas nori, jūs dalyvaukit. Tai aš ir sakau, gal ir gerai, gal tegu atsiranda tie 15 minučių miestai, gal jūs visi ten juose gyvenkite, tie, kurie norite va šito šviesaus komunizmo, ne? Gal jūs ten tiesiog pasistatykite tos savo vertikalius ūkius, tas ląstelinės žemdirbystės, bet jau taip izoliuokitės, kad ne išlystų į laukinę gamtą ir neiškreiptų natūralios gamtos visą tai, kame jūs norite gyventi. Gyvenkite savo toje žiedinėje ekonomikoje, dėvėkite plastikinius rūbus, perdirbtus iš butelių, iš duonos ten perdirbkite, seną duoną supelėjusią perdirbkite, dar į kažkokius kotletus tenaise ir gyvenkit. Dievaži, niekas neprieštaraus, bet nenorėkit pagal save pajungti viso pasaulio. Aš kreipiuosi ir į tuos mokslininkus, tuos profesorius, tuos daktarus, visus mokslų
kurie tiesiog negirdi žmonių patirčių ir norų, o tiesiog vadovaujasi savo skaičiukais ir labai jūs gerai jaučiatės žinodami, kad teisiniai aktai bus dėliojami pagal jūsų išvadas. Bet mes žmonės, žinokit, ne gyvuliukai. Niekas ten nevalgys jūsų tų mikrobanginių maistų. Aš tikiuosi, kad šitą informaciją išplis. Ir kiti žmonės domėsis, dalinsis, jungsimės į bendruomenės, kursim savo nepriklausomas laboratorijas, ne, privačias, kad ištyrinėti, ką siūlo rinka, kad nedėti į save belenko, kad tausoti savo žemę, tokia kokia jinai yra. O jūs tiesiog, gyvenkite 15 minučių miestuose ir darykite ten viską, ką jums širdis geidžia, nesikišdami vieni kiti. Mes galim draugiškai sugyventi, netgi švęsti kartu šventes, o ne kažkokias tai, bet mes nesikiškime į vieni kitų gyvenimus ir nebandykime rodyti pirštais, va tu čia darai ne taip, va čia ne taip, va čia tu ne taip pasėjai, ne tokios čia tavo sėklos, turi būti ten va pagal tą ir tą reglamentą būtinai tos ir tos sertifikuotos, pavyzdžiui, žinot, kad negali ūkininkai auginti nehibridinių kanapių sėklų, jie negali pasilikti savo sėklos, turi būtinai pirkti. Sertifikuotas, pahibridintas, nesgi matai, gamta atsigauna per 5 metus. Pasėjai tą sėklą, per kelis metus sugrįš į savo pirmykštę būseną ir pradės gaminti tų naudingų žmogui medžiagų tiek, kiek reikia, o ne tiek, kiek pahibridinta yra. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir GMO sėklos atsigauna. O kokias sėklas jūs savo tuose vertikaliuose ūkiuose užauginsit? Ką jūs ten sėklas užauginsit? Nebesvaikit. Jūs tik ląsteliniai žemdirbystėje savo kažką tenaisą pasidarysit. Na tai sėkmės į tą šviesų komunizmą, bet aš tai, žinokit, su jumis kartu nenoriu. Ir aš labai 100% įsitikinus, kad labai daug žmonių taip pat ten nenori. Tai vat, išgirskit mus, prašom, ir nelyskit prie mūsų, nelyskit į mūsų kitokį pasaulio supratimą. Jeigu jūs gavote čia finansavimą iš kažkokių Europos fondų, tai dar nereiškia, kad tai 100% tikrovė ir tiesa. Yra ir kita medalio pusė, tai Europos Sąjunga kaip atsirado, taip ir dings turbūt vieną dieną, nes braška per visas siūlės. Taip, kad nespjaukit galbūt į šulinį, iš kurio dar jums teks gerti. Gal anksčiau ir vėliau apsikarstę ligom bėgsit pas tuos, kurie atsiskyrė nuo viso šito dirbtinio chaoso ir jums pasiūlys tiesiog natūralų maistą kaip vaistą. Prisiminkite tai. Iki.